kad jau pirmos oficialios varžybos žymių priešininkų parodė, kokios kovos laukia visos sezono eigoje. Labai džiaugiuosi komandos pergalę. Čia galbūt Tadas truputį nusikuklino, kiekvienas žaidėjas vis tik įdėjo savo indėlį, vienas didesnį, kitas mažesnį, vienas galbūt taškais, kitas perimtų kamuolio ar gynybą, ar kovingumu padėdamas draugam. Ir čia buvo tikrai komandinė pergalė, tuo ir džiaugiamės. Sakykit, treneriai, kalbant apie puolimą, Liūvo dalį taškų įmetė maži žaidėjai. Čia vėlgi jūsų strategijos dalis, varžovų gynybos pasiekmė ar kas? Na, žinot kaip, vis tik tai, kai Mirza Begičius tik tai dieną prieš pasijungė į treniruotės po ligos ir vis taip žinant, kad priešininkas irgi studijuoja Daleiskim Trevis Watsono žaidimą ir padeda jam, galbūt nebuvo, galima tikėtis, kad bus lengvai pelnomi taškai iš po krepšio, bet aš galvoju, kad šiandieną tikrai labai aktyviai, ne tik kad iš toli, bet aš pasakysiu agresyviai nuo tritaškių, ne tik metimais tritaškių, bet ir praėjimas tiek Martynas Pocius, tiek Dainius Šalenga, tiesiog draskė, kad ir pats Mantas Kalnietis draskė jų gynybą ir vis tik tai, o dideli vyrai atliko darbą, nes priešininkai vis tiek prisirinko labai daug pražangų tiek Milko Bielicą, tiek ir Beins ir skaitau, kiekvienas atliko darbą. Dėl kokios priežasties treneris? Štai antro kėlinio pabaigoje, ketvirto kėlinio pabaigoje leidžia žalgiriečiai priartėti varžovą, kur? Na, pasakysiu, kad truputį nuliūdino ketvirto kėlinio pabaiga, nes specialiai buvom paleidę tikrai neaukštą sudėtį, kad galėtumėm kiekvienas situacijas, kur žaidžiamas 2 prieš 2, galėtumėm drąsiai keistis ir kad nebūtų laisvo metimo, bet vis tik kažkieno tai nervai neišlaiko ir praeinantį žmogų bando padėti, dengti ir tuo metu vyksta atmetimas ir aišku, kai priešininkas neturi ką prarasti, jie eina pabang arba pralošia 20 arba atmesti atgal šiuo atveju. Ir Jomantas sunku tritaškį įmetė, Zavackas su baudavimu ant tritaškio linijos prieš tai įmetė baudas. Tas rezultatas krypsta greitai. Bet vis tik tai nenorėčiau, kad na, aišku, žiūrėsim tas klaidas, kurias padarėm, bet vis tik tai norėčiau pasakyti, kad pergalė buvo svarbiausia ir jinai yra pasiekta ir be abejo, kad didesnis skirtumas būtų gražesnis buvęs, bet pergalė pasiekta, ko ir buvo siekta. Rimas Kurtinaitis labai patenkintas, kad pralaimėjo 3 taškais. Ar tai turi reikšmės vis dėlto? Na, galbūt turi, kai atmetė, bet šiaip už tai čia nėra rungtynės iš 2 rungtynių, kur laimėtojas bus paskelbtas palei skirtumą. Mes laimėjome rungtynes, paėmėm tašką ir tiek. Martynas Pocius tarsi lygoje atrodė šiek tiek pasėdė, šiandien vėl sublizgėjo. Ar tiesiog Eurolyga gal dar šiek tiek? Aš visą laiką žiūriu iš tos, pasakysiu, kad daleiskim, kad ir pereitųse rungtynėse su Azovmašu žaidžiant ir Dainiaus Šalengos nelabai matėsi, galbūt ir Martyno Pociaus, bet kai pažiūrim, kiek taškų ir įmetė Braunas ir kiek metimų jis išmetė, paprasčiausiai, kai taip žmogus pataiko, tai jau nereikia ten 3 kažkokių tai metikų, praktiškai viską išmetė, tų žmonių dalį išmetė Braunas ir aišku, kai taip žaisdamas, tai jo ir ieškojo komanda ir reikia čia ir žaidėjų ir komandai pasakyti komplimentą, kad Braunas buvo ieškomas ir jisai tuos visus, na ne visus aišku, bet tas situacijas sudarytas išnaudojo ir galbūt atrodo, kad ten tie visi žaidėjai nebuvo aktyvus, bet matom, kad tiek Dainius, tiek Martynas šiandieną labai svariai prisidėjo prie mūsų pergalės. Ir tas atsarginių žaidėjų indėlis, aišku, šiandien turbūt buvo vienas svarbiausių. Na, tai eilinį kartą parodė, kad vis tik tai tokių rungtynių, tokių kietų rungtynių, kur tikrai vyko kautynės po visą aikštelę ir kad čia 5, kad ir 6 žmonės neištrauksim, turi pasijungti bent porą, geriausiai kaip 3 nuo suoliuko ir yra visai kitoks, tada kitokia rotacija žaidėjų. Pasakykit, kodėl šiandien taip
netikėtai galbūt drąsiai leidote jauną estą, nors iki šiol, tarkim, rimtose varžybose jis neišeidavo aikštėje? Na, aš pasakysiu, kad vis tik tai Lietuvos Rytas irgi, jeigu ketvirtoje padėtyje naudoja Donatą Zavacką, tai mums nėra sėkminga daleiskim žaisti su Begičium ir Watsonu, tokiais, na, sunkesniais, sakykime, žaidėjais, ir į tą padėtį tiko ir Klimavičius. Ketvirtoje padėtyje jie gali ir aikštėje žaisti, ir po krepšiu pakankamai stiprus, bet gali ir ant tritaškio linijos gintis, dėl to ir buvau nusprendęs, kad ir Seimą panaudoti toj padėtyje, duodant Tadui Pansėdą. Ir kaip vertinate jo žaidimą? Na, jisai paskutiniu metu gaudamas žaisti tikrai demonstruoja labai tokį solidų komandinį žaidimą, labai tinka į komandą, labai moka pasirinkti vietą, kur reikia padėti, kur prie savo, ir prie aš galvoju, kad jisai yra ženkliai pažengęs į priekį.